Žodis pašauktas reiškia paskirtas. Aiskalėjo reiškia pakviesti. Sunkolėjo reiškia daryti kažką kartu. Kaip kad Luko 9 skyriuje jie visi kartu su Jėzumi ėjo evangelizuoti. Praskalėjo reiškia būti pašauktam dėl savęs. Kaip kad Jėzus buvo pašauktas skelbti Evangeliją dėl savęs. O apakalėjo reiškia būti pašauktų kito asmens vardu. Kaip kad apaštalų darbų 15:17 ir Amoso 9:12. Būti pašauktų mūsų viešpaties Jėzaus vardu, kad atstovauti jį. Apakalėjo. Tai, ką aš noriu, kad jūs šiandieną pamatytumėte, tai, kad mes esame pašaukti. Ką reiškia būti pašauktam? Tai nereiškia tiesiog susituokti ir turėti vaikų. Ar girdėjote, ką pasakiau? Tai nereiškia tiesiog lankyti kažkokią sekmadienio šou. Šiandien aš noriu jums parodyti, kad jūs turite jūsų gyvenimui pašaukimą. Ir tas pašaukimas yra su neįtikėtina svarba. Izaja 42:1. Jūs esate pašaukti Dievo teisumui. Izaja 43:1. Mes esame pašaukti jo prigimčiai. Galatams 1:15 mes pašaukti per jo malonę. 1 Korintiečiams 7:15 mes pašaukti ramybei. Bet mes esame pašaukti Jėzaus Kristaus vardu. Jūs buvote pačio Dievo išrinkti su pašaukimu. Aš buvau išrinktas Dievo su pašaukimu. Visų pirma, jis mane pakvietė. Antra, per savo žodį ir savo pamokslininkus jis įdiegė man misiją. Trečia, jis man pasiūlė tai priimti. Ketvirta, jis aprūpino mane. Penkta, jis nukreipė mane. Ir šešta, jis mane apsupo tam tikrai žmonėms pagal mano pašaukimą, sunkolėjo. Taigi, kai jūs suprantate šį pašaukimą, tai yra taip brangu. Aš manau, kad pats liūdniausias dalykas pasaulyje yra gyventi šioje žemėje ir nežinoti savo pašaukimą. Morkaus 8:36-37 kalba apie tai, kad viena siela yra žymiai svarbiau nei viso pasaulio vertybės. O tada klausia, kągi gali žmogus duoti, kad išsipirkti savo sielą? Paklausykite atidžiai. Jeigu aš tikiu Bibliją, tai aš turiu savo gyvenimą tikslą. Jeigu aš tikiu šiais raštais, tai aš turiu šventą savo gyvenimo pašaukimą. Asmeninį pašaukimą. Jeigu aš tikiu pragaru, tai turiu rimtą pašaukimą. Jeigu tikiu dangumi, tai turiu rimtą pašaukimą. Jeigu tikiu Golgotos kryžių, tai turiu rimtą pašaukimą. Jeigu tikiu Bemo sosto teismo arba Baltojo sosto teismo, tai turiu labai rimtą pašaukimą. Jeigu aš tikiu laiko trumpumu, tai turiu labai rimtą pašaukimą. Aš nesu pašauktas
užsistovėti mažoje bendruomenėje. Aš esu pašauktas asmeniui, pašauktas jo prigimčiai, jo teisumui, jo įsitikinimams. Aš pašauktas pagal jo aprūpinimą, pagal jo tikėjimą, jo meilę. Aš esu pašauktas. Aš pašauktas į vietovę, į darbą, į tarnystę. Ir tai nėra žemiška. Niekas iš viso to nėra žemiška. Man buvo pasakyta, kaip gyventi žemėje ir nieko nėra pasakyta, kaip gyventi danguje. Ir per mano pašaukimą man buvo pasakyta, kaip man gyventi žemėje. Todėl šį vakarą Hebrajams 3:1 Dievo žodis sako, šventieji broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, įsižiūrėkite į mūsų išpažinimo apaštalą ir vyriausiąjį kunigą Jėzų Kristų. Jis kaip apaštalas atstovavo savo tėvą mums, o kaip vyriausiasis kunigas jis atstovavo mus savo tėvui. Dievo žodis sako, kad tai ir yra dangiškasis pašaukimas.